Prieš pradedant video greitą informaciją, vasario 18 dieną 12 val. Ant Tauro kalno Vilniuje Jump and Freeze renginys. Mes pildikai susikonstravę esam žiauriai kietas rogės, varysim nuo kalno, šoksim į ledinį vandenį, atvarykit pažiūrėti gyvai, jeigu negalit pažiūrėti gyvai, mes darysim laivą viso renginio metu savo pildi kanale. Tai pasubscribinkit kanalą ir laukiam Jump and Freeze. O dabar varom testuot Artificial Intelligence dalykų. Dirbtinis intelektas arba angliškai Artificial Intelligence, sutrumpintai AI, labai trendina dabar visur pasaulyje. Ir ką mes šiandien darysim, tai tiesiog ieškosim jokingų visokių Artificial Intelligence puslapių ir testuosim. Pirmas - dirbtinio intelekto AI mymai. Įdomu, kaip kompas gali sukurti mymus. imageflip.com/AI meme. This meme does not exist. Išmeta kažkokius random memus, sugeneruoja pats kompas ir turi būti jokinga. Abigail unraven after seeing the main character. Nauja. Tobias as a boy. Tobias būdamas berniuku. The toy is not bad. Pabandom kokį nors kitą. Remembering that it's a great start without any animals. And then they are all ready. Galiu pasakyti, kad dirbtinis intelektas nelabai gerai kol kas gali kurt memus, nes jie tiesiog nieko nereiškia. Start work, play Roblox. Kurį pasirinktum? Ar pradėt dirbti, ar žaist Robloxą? Nu nesąmonė. Jeigu toks iškristų man social medijoje beskrolindamas, aš tiesiog galvočiau, what the hell? Gerai, tavai, su Pikachu. Aš nedirbu. Aš gaunu emailą. Aš. Visai geras. Šitas visai relatable. Office sėdi ir gauni emailą ir toksai. Arba aš niekur nedirbu ir gaunu emailą. Ir what? Žinai, kad mymai tokie prastesni yra, kai jos reikia paaiškinti. Not sure if special or stupid. Čia, žinai, jeigu chatini su draugeliais apie kažką ir tas žmogus toksai biški keistas, tai gali va tokį nusiųsti ir visai bus jokinga. When you see your girlfriend at the same time and your computer is confused. Dabar aš tas iš praeito mymo. Įdomu, kaip čia veikia, tiesiog random žodžius generuoja, ar kaip? Kai tavo mama sako eik miegot ir ji pasako ne. AI kažkaip kitaip masto, man atrodo. Jie žodžiai kitokią prasmę turi. Dabar tokią idėją turiu. Atiduosiu jums idėją, nes pats daryčiau, bet biški tingiu, tai jums atiduodu. Sukurkit Instagramo page'ą, tiesiog generatinat memus per šitą ir keliat tenai. Ir jums followerių 100 štukių. Gal. Gerai, kurį dar čia išsirinkti? Ir čia tie patys populiariausi memų yra paveiksliukai. Man visai jokinga, nes ne jokinga. When you finally get the coronavirus. What? Kodėl? Kodėl čia taip yra? Kai pagaliau užsikrėti koronavirusu. Tipo toks būni, nes nebereikia eiti mokyklą. Mokyklai ten pragaras yra, o tau nebereikia. Ok, gal visai ir nieko. Coronavirus, China, Canadian government, coronavirus. Ok, coronavirus dviem žodžiais yra maži smegenys, coronavirus vienu žodžiu yra jau max protingas. Taip. Čia taip veikia Artificial Intelligence mymai. Tai tu man sakai, kad tu gali daryti bet ką vidury dienos? Gerai, kitas mūsų Artificial Intelligence programa dalykas puslapis yra Inspirabout. Jisai mums sugeneruos inspiracinius posakius, inspiracinius quotus, inspiracinės citatas. Ir kaip tik Instagram'e dabar atsirado toks featuresas, kur va čia yra tie burbuliukai chato ir gali pasirašyti kažkokį tekstą ir tada tavo draugai mato, ką tu pasirašai. Ir aš galvoju, pasirašysiu kažkokį inspirational citatą. Ir niekaip nesugalvoju tokios, kad būtų tokia nesąmoningai ten. Tai dabar galbūt Pirobot man padės. Generate. Sugeneruoja mums. O, ir čia netgi žiauriai kietai uždeda paveiksliuką, iš karto toksai rimtas atrodo. Čia iškart galit kurti Instagramo puslapį su kvautais. Čia buvo populiaru prieš kokius 5 metus. Būtumėt surinkę daug sekėjų, dabar jau nelabai gerai jums sektųsi. Expect a tower, prepare for the human race. Tikėkis bokšto, pasiruošk žmonių rasiai. Žmonių lenktynėms turbūt. Wow, labai inspiruoja, iš karto noriu eiti ir daryti dalykus. Genijus dažniausiai būna sekamas agresijos. Tai tarkim, protingi žmonės turi agresiją. Tai jeigu jūs esat agresyvus, tai galbūt jūs esat genijus. Jie su tokiais kvautais, jie dar siūlo, kad atsiprintink šitą dalyką ant maikutės, atsiprintink ant posterio, ant podelio ir dar netgi gali pasidaryti lipduką. Ir kiek kainuoja ant podelio man tokį inspirational quotą? Su nuolaida 12,4. Bet norėčiau ne šito, o norėčiau va šito. Trust your own peace. Don't just make music.
Lietuvoje Twitteris nėra labai populiarus, bet čia gali sugeneruoti tweetus. Mano Twitteris yra Tandrius T. Žiauris nesusikūręs esu Twitterį kokius 11 metų gal, 10, bet nelabai naudoju. Generate. Gera, kad mieste kamščiai belė kokie. Čia ir lietuviškai veikia? Ar aš esu jau tokį parašęs? Hold on. Viešbučio staliui už pikčiausiai žaidimą goes to... Čia visai kietai eina ir lietuviškai, davai. Kažką patvytinti reikia vis tiek. My account has been hacked. Čia gal kažkaip paima, tipo, mano visus tweetus ir daro maždaug kažką panašaus. Nes aš tikrai esu tweetinęs, kad mano accountą nuhakino YouTube'as. Oh, no, reik pirkt. Pabandom prasukti laiką, gal veiks. Ir galvokim, kad jau yra rytoj. Change. O? Apgavom. Prašau kažką gero. Sultis graužia liežuvį. Irgi gali būti, kad aš esu tokį, bet čia realiai labai mano tokie tweetai. Aš kažką tikrai panašaus esu rašęs. Guliu lovui ir 3 nevlogus. Va. AI šiuo metu yra toks dalykas, kuris gali būti naudingas kartais, bet dažniausiai jisai žiauriai pro šalį šauna. Čia yra AI, viską gali daryti realiai, pažiūrėkit. Become a singer. Davai, noriu tapti singeris. Vyras, minoras, tempo. Tegul būna random, no, cartoon, music accessories, yes, video clip, yes, lyric. Reikia lyric susirašyti, ar gali sugeneruoti. Hey, ho, aha, pulapinus su mamos Tesla, aha. Pulapinus su mamos. Ok, sing. Ir įdomu, ką čia mums sugeneruos, žiauriai excited. Čia turėtų mane padaryti dainininku dabar. Kaip, aš nežinau. Ok, čia mano daina, ar pasiruošę išgirst? AI sugeneravo mano dainą, čia klipas, čia yra net visos natos parašytos. Važiuojam. Wow! Labai patiko, iš karto uploadinu Spotify, klausykitės, klipą tik dar reikia nufilmuoti. Image to song. Va, čianai įkeli paveiksliuką ir tau padaro dainą pagal tą paveiksliuką. Ką įkeliam? Davai savimėsi, va. Toksai linksmas. Įkeliam paveiksliuką ir iš jo turės padaryti mums muziką. Lyrics. Random, simple words. Lyricsai tegul būna. Generate song. Dabar, ar jums šitas paveiksliukas skamba šitaip? Aš geriau darau muziką negu AI-us šitas. Čiagi iškart matos iš natų, kad čia nesąmonė, žiūrėk. Tokį muzikos mokytoją atnešė. Pagrokit mokytoją. Gerai. Kokia nesąmonė? Pabandom kažką ne save, o kažkokį tipo peaceful garsas, ane? Jeigu žiūri paveiksliuką. Žiūrėkit, pas mane va, toks pats yra. Random šitie būdvardžiai. Minoras. Davai, mažoras. Davai, tegul dar klipą video sugeneruos. Create a song. Ok, mes turime dainą su video klipu. Primeskit. Iš natų jau matau, kad nekas. Oi. Yra lyriksai. Squeezable response. Crazy lievai. Pažiūrim, kokį garsą mums paveiksliukas suteiks. Create. Šitam, tai kažkaip nelabai atsispindėjo paveiksliukas, atrodo tiesiog random. Įdomu man, kaip čia veikia vat viskas. Kaip ta programa čia taip pat pažiūri tą paveiksliuką ir kaip jinai nusprendžia, ar čia tiesiog random ir mus apgaudinėja, kaip čia veikia, aš nesuprantu. Turim 2 minučių soundą, mūsų dainos buvo trumpesnės negu šitas soundas. Būgnai visai gerai groja, melodija jau pro šalį. Video galui sugeneruojam dar vieną mymą kokį su smegenim.
Ieškai mimo, maži smegenis, pirmą kartą didesni smegenis, aš jau labai didelis smegenis ir visi treniruočių kambariai, max smegenis. Toksai yra mimas. Artificial Intelligence, kaip suprantu, dirbtinis intelektas turi šiek tiek kitokį humorą. Arba ateityje bus va tokie mimai ir ateities vaikams jie bus žiauriai juokingi. Su jumis buvo aš, Andrius Talžūnas, nepamirškit prenumeruoti šito mūsų kanalo. Komentaruose parašykit, kokius dar turit Artificial Intelligence puslapius, kuriuos galėčiau pabandyti. Ir su jumis buvo aš, Andrius Talžūnas. Viso gero!